Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos, o su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Ar kada nors pagalvojate, kokia yra gyvenimo prasmė? Pamenu, kad žadėjau, jog šiose laidose kalbėsiu apie Jobo knygą. Tačiau manau, kad yra keletas klausimų, kuriuos neišvengiamai reikia paliesti pirmiausiai, kad susidarytų pilnas vaizdas apie tai, kokią pasaulėžiūrą piešia biblijinis pasakojimas. Taigi, ar kada nors pagalvojate, kokia yra gyvenimo prasmė? Šis klausimas yra svarbus ne vien dėl to, kad verčia mus permastyti savo gyvenimus, patikrinti motyvus ir išgryninti siekius. Prasmės klausimas mums, balansuojantiems tarp tuštybės ir pasitenkinimo, gali pastumėti arba į vieną, arba į kitą pusę. Aš net nebejoju, kad prasmės klausimas bent kartą šmėkštelėjo jūsų mintyse. Ir visiškai nesvarbu, ar jį savo uždavėte gimus pirmam jūsų vaikui, išlaikus egzaminą, laimėjus projektą ar pakliuvus į avariją. Svarbiausia, ar skyrėte laiko apie tai pagalvoti ir ar radote atsakymą į šį klausimą. Filosofas Albertas Camus savo knygoje Sizifo mitas taip rašė: yra tik viena tikrai rimta filosofinė problema – savižudybė. Nuspręsti, ar gyvenimas yra vertas, kad jį gyventum ar ne, reiškia atsakyti į pagrindinį filosofijos klausimą. Visa kita, ar pasaulis trimatis, ar esama 9 ar 12 proto kategorijų, netokie svarbus dalykai. Matau, kaip daugelis žmonių miršta todėl, kad mano, jog gyvenimas nevertas to, kad jį gyventum. Matau ir tokių, kurie, kad ir kaip būtų paradoksalu, miršta už idėjas ar iliuzijas suteikusias pagrindą jų gyvenimui. Taigi manau, kad svarbiausias yra gyvenimo prasmės klausimas. Visos žmonijos istorijos bėgyje filosofai bandė pateikti vieningą mūsų realybės paaiškinimą. Panašu, kad šis noras rasti atsakymus ir suvokti dalyko esmę yra dalis mūsų žmogiškos prigimties. Viskas mūsų pasaulyje turi prasmę. Lėkštė yra skirta valgymui, o ne miegojimui. Tam yra pagalvės. Kompiuteriai yra skirti padėti mums dirbti, bendrauti, paįvairinti laisvalaikį. Sunku būtų matyti, kaip pavyzdžiui nešiojamas kompiuteris yra naudojamas vietoje nulūžusios lovos kojos. Jei daiktas naudojamas ne pagal paskirtį, jis netenka prasmės. Todėl gyvenimo prasmės klausimas padeda suprasti mūsų pačių paskirtį. Supratę, kam skirtas mūsų gyvenimas, mes atrasime ir gyvenimo prasmę. Kartą Dalai Lama yra ištaręs tokius žodžius: gyvenimo prasmė yra džiaugsme ir harmonijos susijusios su laime pajutime. Be laimės gyvenimas netenka prasmės. Laimė yra mūsų gyvenimų šerdis ir slypi už kiekvienos gyvenimo prasmės paieškos. Dalai Lama siūlo savo atsakymą į gyvenimo prasmės klausimą. Tai laimė. Sunku būtų jam prieštarauti. Jo žodžiai skamba taip, sakyčiau, skaniai. Taip norisi galiausiai patirti tą išsvajotą, apkalbėtą ir išsiilgtą meilės jausmą. Tokios frazės kaip nusipelnėme gyventi geriau, nes tu to verta, vis kažkur skamba netoliese. Pažiūrėkite į reklamas, kokia laimė yra siūloma. Namų šilumą garantuos prekybos centro nuolaidų kortelė, vidinė harmonija ir laimė santykiuose, nauja spirito trauktinė ir taip toliau. Žinau, kliautis reklamomis yra paviršutiniška, jos tik banaliai išnaudoja tai, kas slypi giliai mumyse ir kas yra mūsų didžiausias siekis – saugumas, ramybė, pasitenkinimas, vienu žodžiu laimingas gyvenimas. Žydų senovinėme šventraštyje yra rašoma, kad Dievas sukūręs žmogų apgyvendino jį Edeno sode. Pradžios knyga, 2 skyrius. Edenas išvertus iš hebrajų kalbos reiškia malonumas. Todėl Dalai Lamos mintis yra netgi labai netoli tiesos. Dievas sukūrė žmogų malonumui. Pasitenkinimo ieškojimas yra giliai paslėptas mūsų širdyse. Nors Edenas išvertus iš hebrajų kalbos ir nereiškia laimės, bet sutikite, kad pasijustumėte kur kas laimingesni, jei gyvenime būtų daugiau malonumo. Taigi galima būtų pasakyti, kad gyvenimo prasmė yra artimai susijusi su gyvenimo malonumu. Turbūt nesuklysiu pastebėdamas, kad daugelis iš mūsų iki šios akimirkos pritariamai linksėjote galvą. Mes sutarėme, daugiau ar mažiau, kad laimė, malonumas, pasitenkinimas gyvenimu yra tai, ko mes siekiame. Mane neramina tik tai, kad skirtingai suprantame tai, kas yra laimė ir pasitenkinimas gyvenimu. XFM.
pati, nors ir keičiasi daug kas ir naktim, noris miego, noriu būt su jumis, nors esu toli, taip toli, kad laiškai pavargsta dar išeisim, ten kur medžiai, kur upės, kur pievos, ten kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums. Vis tiek kada nors dar išeisim, ten kur medžiai, kur upės, kur pievos, ten kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums. Besvorį klajos, kol suras, kas juos girdi, besvorį skrajos, kol suras, kur nutūp. Pasiilgau dainų su jumis, kai jie liejasi širdį, pasiilgau naktų su jumis. Dar išeisim, ten kur medžiai, kur upės, kur pievos, ten kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums. Vis tiek kada nors dar išeisim, ten kur medžiai, kur upės, kur pievos, ten kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums. Vis tiek kada nors dar išeisim, ten kur medžiai, kur upės, kur pievos, ten kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums. Vis tiek kada nors dar išeisim, ten kur medžiai, kur upės, kur pievos, ten kur žiedas kiekvienas dainuoja, man jūs, mane jums. Kasdienė mano. Taigi, visi mes savo gyvenimuose ieškome laimės ir pasitenkinimo, tačiau konfliktas slypi ne ten. Mes dažnai nesutarėme, kas yra laimė ir pasitenkinimas gyvenimu. O gal geriau pasakyti, mes susimaišome, ar gyvenimo prasmė turi teikti malonumą, ar malonumas turi teikti gyvenimo prasmę. Visi esame labai skirtingi. Vienam gyvenimo laimė yra sukurti šeimą ir susilaukti vaikų, kitam yra tapti finansiškai nepriklausomu, dar kitam įkopti į Everesto viršukalnę, o kitam tiesiog skaniai pavalgyti. Prioritetai. Štai ką reikėtų atkreipti savo dėmesį.
Prioritetai lemia, ką mes pasirenkame ir ką pastumėme į šalį, ką renkamės siekti ir ką atmesti, ką branginti ir ką menkinti. Nors prioritetų srityje galima nemažai įvairovė, kaip pavyzdžiui, vieni gali rinktis praleisti savaitgalius su šeima gamtoje, o kiti lankydamiesi teatre ar muziejuje. Vieni gali mėgti ilgus pasivaikščiojimus, o kiti tiesiog bėgioti. Vieni renkasi padėti beglobiams vaikams, o kitiems rūpi padėti šeimoms ir taip toliau. Jei atidžiau pagalvotume, turbūt pastebėtume, kad visus šios pasirinkimus lemia gilesni principai, tokie kaip praleistas laikas šeimoje, sveikata arba pagalba artimui. Tai, kaip mes pasirenkame praleisti savo dieną, bus nulemta to, ką mes laikome svarbiu dalyku. Čia norėčiau priminti karaliaus Saliamono perspėjimą užrašytą patarlių knygoje 16 skyriuje 25 eilutėje. Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jisai veda į mirtį. Mes visi renkamės, kaip mums atrodo geriausia. Kaip minėjau anksčiau, tai yra didžiausias mūsų nesutarimų ir konfliktų šaltinis, nes visi turime skirtingas nuomonės apie tai, kas iš tiesų yra geriausia. Tačiau Saliamono perspėjimo negalime atmesti, nes mūsų motyvai ne visada garantuoja tinkamas pasekmes. Tai, ką dabar laikome iš tiesų gerų dalykų, rytoj gali pasirodyti pražūtingu. Mums reikia daugiau nežmogiškos išminties. Mums reikia patarimo to, kuris įvertina ir žino, kokios bus pasekmės vieno ar kito pasirinkimo. Čia aš noriu pasakyti, kad mums reikia dieviško patarimo. Jėzus kalbėjo, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisingumo, o visa kita bus pridėta. Evangelija pagal Matą 6 skyrius 33 eilutė. Čia galima pradėti. Savo gyvenime prioritetu padarykime ieškoti išminties pas Jėzų. Įsiklausyti, ką jis turi pasakyti apie tai, koks gyvenimas išties yra prasmingas. Pasitarkite su juo, o tada, pasak Jėzaus, visi kiti dalykai kažkaip susitvarkys su Dievo pagalba. Čia galėjo būti jūsų reklama.